Suskystintos gamtinės dujos. Kas tai? Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, žmonės visoms savo veiklos sritims, prekių gamybai, paslaugų kūrimui, buičiai ir kelionėms vartoja pagrindinius energijos šaltinius – elektrą, šilumą ir kurą. Stebint nesulaikomą energijos poreikio didėjimą bei Lietuvos priklausomumą nuo vienintelio dujų tiekimo šaltinio, turime užsitikrinti galimybę įsigyti dujas iš kelių dujų tiekėjų geriausiomis rinkos kainomis. Vienas iš būdų padėsintis užtikrinti nepriklausomą dujų įsigijimą yra suskystintų gamtinių dujų terminalas. Tačiau neretam iš mūsų kyla klausimai, kas yra suskystintos gamtinės dujos, kokį poveikį mūsų gyvenimui turės šis terminalas, kodėl mums reikia SGD bei ar tai saugu. Taigi, SGD. Kas tai? SGD – suskystintos gamtinės dujos yra saugus ir ekologiškas kuras. SGD yra bekvapės, bespalvės, netoksiškos ir nekorozinės. Tai yra tos pačios gamtinės dujos, kurias kiekvienas iš mūsų naudoja savo buityje, tik skystame pavidale. Gamtinės dujos yra atšaldomos iki -161,5 laipsnio pagal Celsijų ir todėl kondensuojasi į skysčio pavidalą. Skystos gamtinės dujos užima 600 kartų mažiau vietos nei dujinėme pavidale, todėl jas yra daug paprasčiau transportuoti dideliais atstumais. Kodėl mums reikia suskystintų gamtinių dujų? Užsitikrinti nepriklausomumą nuo vienintelio dujų tiekėjo ir įsigyti dujas iš kelių dujų tiekėjų rinkos kainomis. Kaip suskystintos gamtinės dujos yra transportuojamos? Pasaulyje SGD transportuojamos jau daugiau nei 50 metų. Ši kuro rūšis transportuojama dvigubo korpuso tanklaiviuose, kurie išlaiko reikalingą minusinę suskystintų gamtinių dujų temperatūrą. Tanklaivio talpa svyruoja nuo 5 iki 266 tūkstančių kubinių metrų skystųjų dujų. Vidutinis 120 tūkstančių kubinių metrų talpos tanklaivis perveža 72 milijonus kubinių metrų dujų. Kaip bus perduodamos suskystintos gamtinės dujos į laivą saugyklą? SGD tanklaiviui priplaukus prie plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu, iš tanklaivio rankovėmis dujos bus perpumpuojamos į laivą saugyklą. Saugyklose dujos gali būti saugomos tam tikrą laiką dėl jų garavimo. Siurbliais skystos dujos pumpuojamos iš saugyklos į išgarintuvus, kur jos šildomos ir virsta į dujinę būseną, bei vamzdžiais patenka pas vartotojus. Kaip suskystintos gamtinės dujos yra saugomos? SGD saugomos specialiose saugyklose, itin gerai izoliuotose nuo aplinkos poveikio. Saugyklos gali būti antžeminės arba įrengtos SGD tanklaiviuose. Lietuvos atveju bus ant vandens plaukiojanti saugykla su dujinimo įrenginiu. Taigi, kada Lietuva turės suskystintų gamtinių dujų terminalą? Suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklos pradžia 2014 metų pabaiga.